Sveiki. Mes turėjom didžiulį savaitgalį, ar ne? Tie, kurie dalyvavot, atsimenat. Ir įvyko nubudimas po pirmo karminio atsiskaitimo. Jau žinau, jau buvau su daugeliu susitikus ir žinau, kad visiems įvyko pokyčiai, kai kam labai fizinė prasme jautėsi, kai kas dar vis stogą gaudo, kai kas nelabai supranta, kas vyksta, bet visiems siūlau tikėti. Vienintelis dalykas, kurį reikia daryti dabar, tai yra kvėpavimas, iškvėpimas į savo širdies centrą, į savo krūtinės ląstą, arba jeigu pavyks, į 7, ar ne, į karūną, tik be karūnos. ir pasistengkit visą tą ego norą, kad viskas įvyktų, kad viskas jau būtų įvykti, nuraminti. Didžiulės ramybės, didžiulės reikia ramybės šiuo metu. Tai, kad kažko nepamirščiau, nes reikia šiuo metu, jums bus sunkoka dėl to, kad mes pripratę prie kažkokių taisyklių, kažkokių vis kažkokio tai mokymų, kažkokių tai ten dalykėlių. Dabar šitą darysiu, dabar šitą. Šitas pratimas, dabar šitas pratimas. Šiuo metu taip greitai viskas vyksta, kad įprasti į ką nors įprasti iš vis neapsimoka. Jūs darėt šiandien tą pratimą, rytoj gali daryti visai kitus pratimus. Svarbu yra kvėpavimas ir sąmoningumas. Tas pratimas įvyks, kai jūs darysit tą sąmoningai. Bet prisirišti prie kažko, stenkitės to nedaryti. Tikrai stenkitės to nedaryti. Neapsimoka, visiškai neapsimoka, jokios naudos iš to. Paskui tik atsirišimas. Tai kam? Jau mes tą pamatėm, ar ne, savaitgalį. Žodžiu, liko dėsniai, visi 8, visa kita evoliucinė kaita. Tai nebijokit, neišsigąskit. Žmogus gali viską. Jis gali viską, kai jis atsimena, kas aš esu. Kas aš esu. Kadangi įsikūnijęs, tai po kūno sekantis svarbiausia yra siela. Siela išeina į dvasią. Nėra tokio dvasinio mokymo, turėtų vadintis sielinis mokymas. Nes tai, ką mes galim dabar apčiuopti, yra siela. Ji turi ir vyrišką, moterišką pradą, ji turi viską savyje. Ir ji turi visą mūsų programą. Visą reikalingą mūsų programą, visą karminę programą. Tai yra svarbiausia. Dėsniai, kad kūnui kažkas tai neatsitiktų, ar ne? Arba žinočiau, kai atsitinka, kad tai vyksta manyje, niekas nevyksta išorėje. Jeigu jūsų mintis kuria karą, tai jūs ir turėsit karą. Jeigu jūsų mintis kuria taiką, jūs turėsit taiką, nebūna kitaip. Bet jeigu jūs galvojat, taip noriu taikos, bet ką jie daro, tai kas stipriau? Prisiminkit visą laiką šitą. Jūs patys kuriat savo realybę. Patys, vieni patys. Kiekvienas vienas pats. Ir jeigu aš dabar viena kuriu taiką, Rūta viena kuria taiką, Ina viena kuria taiką, Aušra viena kuria taiką, Gintaras vienas kuria taiką, susijungę mes esam taikos buveinė. Kaip viskas vyksta. Ir nėra čia jokio sudėtingumo. Tai kad dar kažko nepraleisčiau. Tas sąmoningas kvėpavimas, ar ne? Aš tik tai atsitinka kas nors, įkvepiu, matau kaip įkvepiu į plaučius ir matau kaip iškvepiu. Iškvepiu ne išorę. Išorėje nereikia mūsų kvėpavimo. Viską matau savyje, viską iškvepiu. Susijaudinau, susierzinau, kažkas. Iškvepiu į
saulės rezginį, ar ne? Supykau, agresiją jaučiu, kvepiu į apatinę, ar ne? Jūs viską žinot. Dirbkit ramybėje. Ir vat kvepavimas duos ramybę. Svarbiausias dalykas dabar yra per šitą trumpą laiką tą ego valdymą padaryti. Ego valdymą. Pradėti matyti savo ego ir tiesiog jį išvesti iš savęs. Išvesti. Nesvarbu, ką jūs sukursit, kaip sukursit ego, kaip jis jūsų atrodo. Neturi reikšmės. Svarbu, kad jūs kalbėtumėt garsiai, trečią akį, ar ne? Ir visą laiką suvoktumėt. Va čia, nes visa, kas kuria baimę, pyktį, visa, kas yra nemeilė, yra ego. Taip yra. Ir mūsų galvoj, mūsų mintyse viskas yra, ką aš pasirenku tuo metu, į ką sutelkiu dėmesį, tuo metu tai vyksta manyje. Tai vyksta mano gyvenime. Nėra čia jokių didelių mokslų, čia viskas taip paprasta. Mes tik turim daryti, turim vieną kartą patikėti, nustot, atidavinėti savo gyvenime kažkam ir laukti, kol kažkas kažką man sukurs. Nesukurs. Nu va, aš visa baimė ir visa meilė manyje yra mano tikėjimo ir mano dėmesio dėka. Tai linkiu atsiminti, pasimti savo užrašus, kam reikia, kam reikia, kas pasimetėt arba išsigandot, arba tiesiog kažkur tai nuklydot į puodą ir valgot. Skambinkit, kalbėsimės. Arba tiesiog prisijunkit prie kurios nors grupės, kalbėsimės. Nes paliekam tik tai sąmoningumo grupės, kalbėjimo į trečią akį, su tokiu įdomiu grįžtamu ryšiu, kitokiu grįžtamu ryšiu. Tai tiek norėjau pasakyti, norėjau visus pasveikinti, nes gavom nubudimą. Tikrai gavom nubudimą. Sveikinu visus ir be galo džiaugiuosi. Iki.